Mielas stovyklavedį, svečias mūsų ir mėly klausytojai, žiūrėtojai ir prenumeruotojai, stovyklavedžiai, Audrius ir Svetlana, šiandieną vėl su jumis. Turim studijai, gerai pasakiau, studijai, ne studijai, ne laukia, svečią, vardas Nikita. Svetlana labai norėjo jį pakalbinti ir išskrost tam tikrą prizmę išklotinę. Nu tai Svetlana, peilis tavo rankas. Taigi klausyk, Audriu, tu negazdink žmonių. Kodėl? Jeigu darom tyrimą, tai reikia... Tyrimas rimtas, ne? Kas viduje? Tikra tiesa, su Nikita susipažinau vos prieš savaitę. Ir šitas jaunuolis atkeliavo pas mus į pramogų korporaciją Ukmergėje, į Kopkop laipiojimo klubą. Ir mes šiaip jau vėl darome įrašą šiandieną iš tos pačios vietos, tik tai gal erdvė mūsų kita. Matosi ten gal šiek tiek sienos šitos space. Bet čia jau kita erdvė, ten buvo žalios ir džiunglės, o čia truputėlį kosmoso, nes mano akimis žiūrint, Nikita yra toks kosminis jaunuolis. Labai, žinai, kažkaip toks šviesus, malonus ir pirmą kartą sutikus su juo iš karto norėjosi kalbėtis. Mes jau apie daug ką kalbėjom ir šiandien pasikalbinsim Nikitą. Papasakok truputį apie save. Kiek tau metų, iš kur tu esi, kaip tu atsidūrei pas mus? Taip, tai man 18. Šiandien reprezentuoju tipinį paauglį. Aš paprašysiu tik tai, kad tu kalbėtum garsiau, kad girdėtų mūsų klausytojai gerai. Tai mano vardas Nikita, man 18. Šiandien atvykau iš Vilniaus, dabar esame Ukmergėj. Šiandien esu tipinio paauglio pavyzdys turbūt ir bendrausim tema, kurią nustatys mūsų. Tai mūsų visą laiką tema ta pati, tai kadangi esam stovyklavedžiai, viskas, kas susiję su stovyklomis, su programiniam stovyklom ir su tuo, kaip jaunuolius arba vaikus kviesti į stovyklą, kodėl jie turėtų atvažiuoti, ką stovykla gali duoti. Audrius auginasi mažiukus, tikiuosi, kad augindamas mažus po to perleis į mano rankas, kai aš dirbu daugiau su paaugliais. Ir šiaip apskritai apie gyvenimą, apie tai, kaipgi tam šiuolaikiniam paaugliui išgyventi, pavadinkim taip, daugybę dalykų. Taip grėsmingai išgyventi, bet iš tikrųjų jo, jeigu gyvenimą priimt kaip kažką agresyvaus, tai reikia išgyventi. Gyvenimas iš tikrųjų nėra lengvas paauglystėj, čia už sienos šėlioja jaunuolių grupė, kurie dabar tokiam virsme iš mamos glėbio į nuosavą gyvenimą. Nelengva buvo čia su jais pradėti renginį, baigsim įrašą, keliausim į mišką, žiūrėsim, kaip bus toliau. Taip, o mes išnaudojam tą galimybę ir kalbamės. Tai Nikita, papasakok truputėlį tą savo istoriją, kiek aš jau trupučiuką žinau, nuo 15 metų. Kaip tu gyvenai, kur tu gyvenai, kodėl tu priėmei vienus ar kitus sprendimus? Tai čia su mokyklos. Tai su viskuo, ką tu nori papasakoti žiūrovom apie save. Gyvenimo istoriją pasakosiu. Taip. Tai 16 metų patekau į licėjų, Vilniaus licėjų, turbūt geriausia mokykla Lietuvoje. Ir taip atsitiko, kad arti licėjaus mano tėvas turėjo butą. Ir jau 16 metų, vos ne man sukako, man atrodo, pervažiavau birželį, kai mano gimtadienis buvo balandį. Išvažiavau iš tėvų namų ir persikrausčiau gyventi vienas mažam bute prie pat mokyklos. Daug patogiau, nes kitaip iš Riešės, kol iš tai gyvenau, būtų apie pusvalandžio važiuoti ar gal net valandą iki mokyklos, žodžiu toloka. Nu jo, kamščiai, nuo Šeškinės kalno, patiriu kartais tą malonumą, nepavydžiu jo. Tai persikrausčiau gyventi vienas ir ten 1,5 metų, kažkaip, šiaip, jeigu dabar paskaičiuoti, tai turbūt gal arčiau metų ir kelis mėnesius. Žodžiu, gyvenau vienas prie tos mokyklos. 11 klasiai, kažkur vidurį metų, išėjau iš licėjaus. Tai jau įdomiausia. Taip, įdomiausia, kodėl tu nusprendei palikti mokyklą? Tai iš esmės, anksčiau klausė labai, galvoju, kažkokį sunkų atsakymą, turbūt nes pats nenorėjau apie tai kalbėti, bet
iš esmės tiesiog nemačiau prasmės pasilikti. Paprasčiausiai. Kai paklausi, kodėl mes to mokomės, niekas neatsako. Dažniausiai tiesiog nes reikia popieriaus. Kai paklausi, ką man reikia to, ką mes mokomės, čia iš truputį pačių žinių prasmės tu jį nenaudosi, tu jas pamirši, kiekvieną, kuris paklausi suaugusią, jie jau to pamiršo viską. Gyvenimą to nenaudoji, pamiršo turbūt po metų, jau kai išėjai iš mokyklos. Ir man atrodo, tai žiauriai trūksta lietuvių žodynų. Na, neįdomu ir neturi prasmės, turbūt taip galėtum pasakyti. Įdomu gal ir buvo, bet wasteful. Nu, nežinau net, bet vis tiek turbūt su prasme susiję, ne? Kažkiek jo, su laiko švaistymu savo labai atrodė. Laiko. Būtent tai, ką mes mokėmės. Tas niekas negalėjo atsakyti, kodėl. Pačios žinios nebuvo dabar naudingos šiuolaikiniam industrializacijos laikais, kai visa šita sistema atsirado, gal jinai ir buvo labai faina, bet šiais laikais tai nelabai reikia. Ir jeigu atsakymas yra gauti popieriuką, kad toliau išeiti į universitetą, kad ten jau mokytis kažko labiau specializuoto, jis yra irgi nelabai įtikimas, nes šiais laikais ir tos suaugusiai dažnai nesupranta, ne tai, kad nesupranta, bet gal iki tos... Nėra tokios opcijos, nes mes ėjom tuo keliu. Jo, būtent. Juo ėjom, seneliai, tėvai, jo. Jo, čia suprantama. Bet šiais laikais su internetu dažniausiai tu gali įgyti viską iki kokį PhD lygio. Išskyrus popieriuką. Išskyrus popieriuką, tai jo. Bet būtent tas žinias, tikrai taip. Ir šiais laikais, ypač jeigu pasižiūri į tokius universitetus, kurie nėra, pavyzdžiui, Amerikų topai, kaip MIT ar Harvardas, tas popieriukas nereiškia tiek daug, kiek reiškia tavo portfolio, iš tikrųjų žinios, kurias tu gali įrodyti, kiek tu turi bent jau sferai, kurią aš labiau žiūrėjau, tai yra programavimas. Ten iš net Google ir Facebook'e dabar jau daugiau nei pusė žmonių dirba, kurie neturi iš vis diplomų universiteto, kas ir nebuvo tame universitete. Tai būtent toj ypač srity, kuri mane domino, man tai pasirodė labai keista, nes tikiu savo žiniom pats mokytis, jeigu kažko norėčiau išmokti. Ir dėl to atrodė labai siaubinga praleisti 2 metus mokytis to, ko aš žinau, kad aš po metų, kai išeinant, pamiršiu ir ko gyvenime nenaudosiu. Bam! Taip, čia tai tikrai, žinai, šiek tiek aš išduosiu paslaptį, aš buvau truputėlį pasiruošusi išgirsti tokį dalyką ir, žinai, aš turiu savo artimoje aplinkoje jaunuolį, kuris absoliučiai kalba tą patį, ką tu, ir aš galvoju, kada jam truks kantrybė, nors šiuo metu jisai baigė 9 klases, bet aš suprantu, ką tu šneki, nes taip, jeigu tu gautum atsakymą, kodėl tau reikia tų žinių, tai greičiausiai tu būtum patikėjęs ir turbūt pasilikęs, bet gal ieškojęs dar papildomai. Kalbant apie tai, kam reikia tų žinių, tai iš tiesų visai nesenai išgirdau tokį pokalbį, kuris man labai stipriai surezonavo apie žinias, kodėl reikia mokytis vienu ar kitų dalykų. Todėl, kad jie mus moko mąstyti skirtingomis sistemomis. Matematikoje tu mąstai viena sistema, lietuvių kalboje tu mąstai kita sistema, tavo smegenys persijungia ir tas mąstymo persijungimas tai reiškia naujų neuronų ryšių sukūrimas, tavo proto galimybės didėja. Bet jeigu tu gauni informaciją, kuri realiai tuo metu yra jau netgi žemesnėme lygyje negu tu esi, tada aš suprantu, kad yra neįdomu ir ta sistema, kurią tu mąstai, jinai jau pranoksta tai, ką tau nori pateikti. Audriau, kaip tu galvoji? Neturiu ko pakomentuoti, iš tikrųjų viskas išdėliota teisingai į lentynėlės. Tiesiog virškinu tai, ką išgirdau, nes tai išgirdau pirmą kartą. Informacijos srautas yra toks, kad jį keičiasi jau ko gero kas savaitę. Kažkada buvo keisdavosi mados kas 5 metai, paskui kas pusę metų, kas mėnesį. Dabar jeigu jau kas savaitę, tai spėt bėgti mokymo įstaigom iš paskos šiuolaikinių aktualijų neįmanoma, nes jos turi paruošti metodiką, ją priduoti, pasitvirtinti ir tada pagal ją mokyti. Ir girdžiu, ką pasakoji, jeigu antiek viskas atsilikę ir net mokytojai nesugeba atsakyti, kam tau tai bus reikalinga, tai ko gero sistema atgyveno. Mačiau vieną įdomų video. Amerikietis rodo nuotraukas. Automobilis. Toks jis buvo prieš 80 metų, toks jis dabar.
ką jis ten dar rodė, aš neprisimenu, ir klasė. Tokia jinai buvo prieš 80 metų ir tokia jinai dabar. Sėdi mūsų mokykloje, aš girdėjau, kad žydų mokykloje šiek tiek kitaip mokina vaikus, nežinau kiek tiesos, žydų mokykloje vaikus mokina pagal principą užduoti klausimus ir sužinoti. Mūsų mokykloje mokina pagal principą, aš atsiverčiu vadovėlį ir aš suprantu, kad aš durnas, nes aš nežinau atsakymų. Ir iš tos pozicijos mokomės, kad aš durnas, jo. Tai, ko gero, pati blogiausia pozicija. Aš prašiau Nikitos, kai aš pasakysiu negražų žodį, jis man trenktų per makaulę, bet čia buvo, nuoširdus šokas. Jo, tai vienok dar turiu pakramtyti tai, ką aš girdau ir dar kramtysiu, ko gero, ilgai. Bet girdžiu, ką tu sakai, ir jeigu tai kalba šiuolaikiniai jaunuoliai, tai ko gero dar viena sistema ant griuvimo ribos. Sugriuvo, tiksliau griūna stipriai fizinių parduotuvių sistema, elektroninės parduotuvės ir ko gero tiek Barboros ir panašus išvežioja Boltai, jau sistema griūna, kuris laikas dar laikysis, kol esam mes mohikanai, aš dar mėgstu eiti į parduotuvę ir čiupinėti daiktus prieš tai, kai aš taip pat. Jo, ypatingai vaisi ten, aš neuostau, bet yra kas uosto, ten žiūri. Bet matau, kad laiko taupimo prasme jau viskas eina į tai sistema šitą grius, o švietimo sistema supratau, kad jau sugriuvo. Tai įsiklausant iš tikrųjų į paauglius ir kodėl aš pati dirbu su paaugliais, kodėl man tai yra įdomiausia, sakykime, tokia amžiaus grupė ir visą laiką, aš 14 metų tame ir stovyklos ir paskaitos, kurias vedžiau mokyklose, man buvo tokie kaip ir tyrinėjimo objektai ir klausimai, atsakymai, kodėl vienaip ar kitaip šį paauglį apskritai nepaprasta prakalbinti, tiesa. Ir yra bendruomenė, jų grupė bijo būti, žinai, pajuokti, pašiepti ir panašiai. Tai prakalbint gana sudėtinga, labai džiugina, kada pavyksta ir tikrai džiaugiuosi, kad Nikita dalinasi tokia savo patirtimi ir mąstymu. O Nikita, atsakyk, kaip tavo tėvai reagavo į tavo tokius sprendimus? Jo. Aš šiaip ilgai galvoju visą šito, mano liberalas geras žodis. Jiem nepatiko, bet jie aktyviai netrukdė. Jie bandė įtikinti mane, kai mes su jais pabendravom panašią temą. Galų gale taip ir jie prie, kaip ir su mokytais panašiai. Ir jie aktyviai tada nebetrukdė. Jie man labai norėjo padėti. Iš tikrųjų, kai aš išėjau, aš metus prasidėjau ant jų pečių ir nieko normalaus nenuveikiau. Tai jie man iš tikrųjų labai padėjo. Nes aš patikėjau savimi, bet per šitos 1,5 metų dar vis nesugebėjau kažko padaryti, kad būtų grinai konkretus įrodymas, kad tai buvo teisingas sprendimas. Tai jiem nepatiko, bet jie tikrai vis tiek padėjo. Ir leido. Manyčiau, kad labai tėvai išmintingi. Tiesa, nes galėjo atsitikti taip, kad spaustų ir sakytų, tu privalai ir panašiai, ir ko gero sugestų santykiai ir nieko gero iš to nebūtų. Tai manyčiau, kad tėvai labai išmintingi, kad ir kaip jiem dėl tavęs skaudėjo širdį ir norėjosi, žinai, kad būtų kitaip. Bet taip, mes turim šablonus, mes turim stereotipus sukurtus. Ir dabar aš pasidalinsiu savo prisiminimu, ką aš dariau. Ir aš supratau, kad aš buvau tas revoliucionierius. Ir mano tėvam labai nepatiko tai, ką aš dariau. Nors mano kitaip pasisuko gyvenimas, šiaip man patinka mokytis, man patinka sužinoti, bet aš visada irgi mokausi pati. Turbūt nepripažinau autoritetų irgi savo laiku, bet anksti ištekėjau, baigus mokyklą, bet ką aš dariau? Aš nebijojau bandyti įvairius darbus ir kai man nepatikdavo, arba aš nesuprasdama pridarydavau nesąmonę, aš taip sakydavau, aš išeinu iš darbo. Žinokit. Tai aš suprantu. Taip, aš kaupiau patirtis, bet jūs įsivaizduokit, kokiam šokė gyveno mano artimieji, kurie, ką tu veiksi, kur tu eisi, ką tu vėl darysi, nes realiai reikia uždirbti pinigų. Aš jau ne moksleivė, aš jau keliauju, turiu šeimą, jau ir dukra po to gimė, bet ką labiausiai aš vertinu, tai kad aš turėjau ir dabar turiu šalia savęs žmogų, kuris man leido
daryti daug dalykų. Tai mano vyras, ir kuris ne tik tai, kad leido, bet toleruodavo, nes reiškia, jam reikėdavo tada išlaikyti mano tas patirtis. Bet jo dėka aš šią dieną irgi esu ten, kur esu, nes bandydama, kaupdama patirtis, aš baigiau 2 studijas, bet aš dar po šiai dienai savo artimiesiams sukeliu šoką. Todėl, kad nebijau keisti ir nebijau bandyti ir eksperimentuoti. Man tikrai nemažai metų, bet suprantu, kad ko gero mūsų karta, aš baigiau mokyklą 93 metais, jau 20 amžiuje, įsivaizduoju. Tai buvo labai senai. Nusišypsojo Nikita. Nes... Jo, aš dar gyvas nebuvau. Tai buvo dinozaurai, jau nebuvo. Tikrai. Bet jau dinozauro nebuvo. Dinozauro Bet nebuvo. filmus rodė. Tai iš tikrųjų mes buvome ta karta, kurie vertėsi viskas, ne? Mes tapome nepriklausoma respublika. Buvo įdomus laikas. Tikrai buvo labai įdomus laikas ir buvo. Ir panašiai, kad mes gyvenom tokiu laiku kaip tu dabar, nes iš viso mokyklų mokė kitokios istorijos. Mokė istorijos, kur buvo kitaip sudėliotos figūros, iškelti tai, kas turėjo būti iškelta, apie daugelį dalykų nekalbama iš viso. Mes girdėjome iš senelio apie partizanus, apie pasipriešinimą, bet jie buvo banditai ir taip toliau, taip toliau. Taip kad, kažkuria prasme mes panašiai. Tuo metu griuvo vienos sistemos, čia griūna kitos sistemos ir virsmai. Bet... Gal tau taip surezonavo su Nikita, kad... Žinok, tikrai, nes, sakau, aš tikrai suprantu, kad buvau nuolatinis šoko sukėlėjas. Žinai, kaip tas kamuolinis žaibas, žinai, įlėkė ir vėl Svetlana ką nors padaro. O Dieve, žinai, bet aš turiu tokių patirčių, kurių žmonės niekada turbūt nebūtų sukaupę, jeigu nebandytų ir nesistengtų patirti kažko naujo. Ir man tai labai patiko ir aš negaliu pasakyti, kad dabar kažkiek atsilieku nuo tų jaunesnių žmonių. Esmė tame, kad aš turiu galimybę su jais kalbėti labai panašia kalba. Todėl, kad ir klausos ir galvoja. Turėjau labai panašių patirčių. Du išgyveno, jie abu buvo revoliucionieriai, tu irgi. Jo, aš pasižiūriu, daug žmonių išgyveno, dėl to man netaip stipriai gąsdina tas pasirinkimas išeiti. Tiesiog nes yra labai daug pavyzdžių, vis daugėja, kai... Bet tai dabar yra normalu, nes žiūrėkit, yra kitokios mokyklos, kurios dabar, tarkim, yra privačios mokyklos, kurios toliau vykdo tą iki abitūros egzaminų veda, bet yra tokios mokyklos, kurios labai tikslingai ir sistemingai veda, kad jaunuoliai pabaigtų 11 klasių, nes su 11 klasių pažymiais tu gali įstoti, studijuoti kažkur į užsienį jau. Ir ne visada jiem reikia, žodžiu, jau to galutinio baigiamojo pažymio. Mano aplinkoje lygiai taip pat yra šiuo metu mergina baigianti vidurinę mokyklą, kuri nusprendė, kad jinai nelaikys valstybinio egzaminų, nes jinai savo nusimatė kitų tikslų. Kitokios galimybės ir kitokie atsiranda dalykai, bet labai įdomu, o kokiųgi įgūdžių, tarkim, įgyja jaunuolis, kuriam yra 15, 16 metų ar 17, jis sugalvoja eiti dirbti, ką jam pasiūlo. Mano žiniomis ir tuo, kas vyksta aplinkui, tai aš žinau, kad siūlo dažniausiai tą tokį labai paprastą pagalbinį realiai darbą, kuriame... Nuo kokių jie turi kompetencijų? Kompetencijos, kokios patirtis. Man įdomu, kaip šiais laikais mokina darbo vietoj. Tu turėjai darbinių patirčių kokios? Rimėjo. Ar irgi mamos antės principas, reiškia, sako, va čia tavo mama antė. Žinai, kaip su ančiukais yra? Jo. Ančiukais, viščiukais, jo. Čia mama antis, darai kaip jinai daro ir viskas bus gerai. Iš esmės toks paprastas darbas, kad ten mama antis ateina 20 minučių, tau pasako padaryti ir išeina ir va tu mėnesį dirbi. Tai yra salės, ko gero. Jo, tai buvo savitarna, vas prasčiausias darbas. Supratau. Jo, jis toks nuobodus, kad ten nusišaut noris po mėnesio, tai... Ypač paauglystės laikais. Ir jisai nereikalauja kompetencijų kažkokių. Absoliučiai. Tikrai, aš galiu jį pastatyti per 15 minučių. Kokios patirties tu įgyjai tokiame darbe? Ko gero tokios, kad nereikia ten dirbti. Jo, aš dabar išėjau po mėnesio. Jo, iš tikrųjų, nelabai faina. Alternatyva yra šitam argumentą, kad eiti stovyklą, jo?
Taip, iš tiesų, mes jau kalbame apie, su Audrium visą laiką kalbame apie tai, kad organizuojam patys programinės stovyklas ir tokių organizatorių kaip mes yra tikrai ne vienas. Ką reiškia programinė stovykla? Programinė patirtinė stovykla, ji formuoja tam tikras patirtis ir kompetencijas augina ir įgūdžius. Tai tarkim, stovykloje vykdant vieną ar kitą projektą yra man tekę organizuoti tokias veiklas, kai vaikai turėjo pinigų užsidirbti, atlikdami orientacinio žygio užduotis. Bet tai buvo susijęs su kritiniu mąstymu, su, reiškia, bendradarbiavimu, su kultūra netgi ir su kūryba, nes parduoti laikraštį, kuris išleistas prieš 2 savaitės ir uždirbti iš to pinigų, buvo iššūkis. Tai klausimas. Ta prasme parduoti laikraštį, kam? Va taip. Tiesiog, kad išmok pardavinėti turbūt. Taip, tu turėjai gaudavo laikraštį 2 savaičių ten ar 3 savaičių senumo ir mes, mūsų stovykla buvo tokia gyvenvietė. Iššaukt gailestį kažkam, kad iš... Neiššaukt, žinau, kokie buvo išradingi jaunuoliai, patikėk. Aš matau tik vienintelį, iššaukt gailestį, kad nupirkti. Žinot, tai yra tas, kai parduosi tušinuką už ten. Bet kam gali parduoti tušinuką. Nu, tai čia iš filmo Ostritoriukas. Tai čia beveik tas pats. Mano skautai turėjo tokį užduotį, gavo kažką ir žiūrėjom į ką maksimaliai gali išsikeisti, nu tai čia jau derybų metai. Taip, tai tu įsivaizduok, kad jeigu... Neparduoto keisti, jie keitėsi dar. Tai iš esmės pinigai irgi apsikeitimo tas medium. Nu, tai yra mainai, pavadinkim taip. Pinigai lygiai taip pat yra mainai. Kažkas gauna daiktą arba paslaugą, o tu gauni pinigus. Tai vat ir klausimas, ar atėjęs į stovyklą ir tarkim susirinkęs tam tikrų kompetencijų ir įgūdžių paketą, per ten 7-10 dienų ar pas mane stovyklos 11 dabar būna, ar tu galėtum nueiti ir pritaikyti tas žinias jau kitokio pobūdžio darbe? Okay. Turbūt 2 dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Pirma, nueiti darbą tokį kaip jumi, manau, kad tikrai apsimoka. Vien dėl to, kad suprast, kad tu nenori. Kad tu nenori? Kad tu nenori dirbti. Liuks. Tai labai fainai, nes tai, ką aš padariau, tai aš supratau, kad tu. Aš galiu daugiau. Aš kaip ir, tai gal mokykla ne faina, bet geriau jau tai negu šitas. Tai gerai, jau turbūt kažką reikia iš tikrųjų labiau pradėti daryti, susikaupti. Antras, ne visi darbai yra pagalbiniai, yra stažuotės, kur labai dažnai nemoka, bet kartais moka. Pavyzdžiui, yra Vinted, Lietuvos didžiausias startuolis, kuris pirmas pasiekė, mūsų pirmas vienaragis, kuris pirmas pasiekė milijardą. Ten yra stažuotė, kur kviečia vaikus, paauglius jau, kurie turi kažkokių žinių. Tai pavyzdžiui, gal marketingų kažkiek, gal programuotojas, aš pavyzdžiui galėčiau programuotojų man siūlė. Taip šiek tiek mano tėvas pažįsta įkūrėjus, tai aš turėjau galimybę tenai. Tai ten tu jau mokytumės profesionaliau kaip ir aplinkoje. Bet žiūrėk, mes kalbame apie darbą ir stovyklą, o tu jau kalbė apie stažuotę, už kurią irgi nemoka. Vinted už ją moka ir tai yra vasaros darbas. Ai, moka Vintedas, ne? Bet tu jau turi turėti tam tikrų įgūdžių. Iš esmės, bet jie yra labai mažo lygio. Nesvarbu, bet pradiniai, iš kur tu jų gali gauti? Ne, taip pat internetas. Va čia yra tas internetas, ne? Ne, Svetlana, aš pasakojau nuotykį, ar gal nepasakojau, kai būdamas kokių gal 6-7, jam dabar 19 metų sūnus manęs paklausė, tėti, pasakyk man kažką, sakau, ne, dabar aš užsiėmęs. Ir atsakymas, tai nieko, aš pasigūglinsiu. Čia buvo toks smūgis į tėvišką žemiau juostos, kad sakė, nu nieko, aš pasigūglinsiu. Ir aš supratau, kad jam reikia skirti laiko čia ir dabar, kitaip jis pasigūglins. Ne faktas, kad išsigūglins tai, ką aš noriu, kad sužinotų. Žinai, kad aš žiūrėjau, dabar, kai atsirado dirbtinis intelektas, tai dabar profesorius gali apkeisti, tai dabar tas Google'as ir su dirbtiniu, tai visai dabar. Tarp kitko, tai ką perskaičiau, tai girdėjot, kad iPhone'as išleido atnaujinimą, kuriame jau yra integruota lietuvių kalba. Aišku, vertimai ne visi yra teisingi, bet šitame atnaujinime yra labai daug dirbtinio intelekto, reiškia, funkcijų valdomų ir ką pasakė garsusis, Jėzus, kaip jisai Teslos išradėjas, Elonas Muskas. Jis pasakė, kad jeigu bus
visuose telefonuose šitas atnaujinimas. Su dirbtiniu intelektu jisai savo kompanijos darbuotojams uždraus naudotis telefonais. Vakar perskaičiau įdėtą. Yra labai didelė problema su juo, kad tu nustoji mąstyti. Jeigu tu visada Taip. jo klausi, tu... Tai tikslas, ko gero, toks ir yra, kad visi nustotų mąstyti, tada uždėti jiem akinius ir tada visus valdyti. Jeigu žiūrėt iš tokios labai blogiečių pusės, tai jo tikrai... Tokios Jeigu futuristinės, naudotum žinai. kaip profesorių, Aha. kaip mokytoją, jis yra toks pat geras. Tai iš esmės. Tai priklauso nuo to, kaip tu panaudosi Tai nėra nei blogas, nei galimybės. geras dalykas. Tai, Nu, peilis geras ar blogas dalykas? Būtent. Galima pjausti duoną, galima Vienareikšmiškai. Pasakyk, Nikita, kiek tu turi stovyklavimo patirčių? Ne taip mažai. Mano mama turi akrobatikos kompaniją ir jinai kasmet kurdavo stovyklas. Tai tu dar ir akrobatas. Ne, visai. Nu, kiek vaikystė kažkiek pasidėjo. Bet tave gainėjo šiek tiek, jo? Jo, kažkiek. Tai ten gimnastika, padaryt. akrobatika, taip. Akrobatika, jo. Mhm. Panašiai gimnastika. Tai mažiau, daugiau šokinėjau, man atrodo. Supratau? Jo. Bet tai jo, esu buvęs stovyklose. Labai daug akrobatikos ir kitose irgi. Ne taip daug kaip mano sesė, nes jinai ten po 5 užsirašo per vasarą, bet po 1-2 per vasarą tikrai. Per vieną, du, kokios buvo Vienas stovyklos? Būdavo... Aš bandau išgliaudyti, kokių patirčių Taip, tu gavai taip, stovyklose taip. ir galbūt išvest paralelę, kaip jos tau padėjo padaryti tokius sprendimus, kokius padarai. Pažiūrėsim. Ok, akrobatika numeris 1, kiekvieną vasarą būdavo. Ką tau davė? Sąžiningai dalyvaudavai ten tose visuose. Ką davė tau būtent ta stovykla? Merginų. Pasirodo, kad aš turiu... Geras! Jo. Pasirodo, kad aš turiu šarmą. Jo. Išmokau flirtuoti. Ne, kažkiek akrobatikos, kažkiek pagelbėti reikėjo mamai, tas labai... Bet jeigu išverstume kitą kalbą, jis labai gerai išmoko komunikuoti su kitos lyties atstovė. O ne? Gerai. Plius turėjai VIP sąlygas, jo visi žinojo, kad tu vadovės sunelis, reiškia, irgi dadėjo savų. Aš žinau, nes mano vaikai irgi stovyklavo, kartu su manim sūnus stovyklavo. Ir žinai, toks bairis kažkokioj stovykloj, jisai sako, vienai vadovė jauna iš Klaipėdos sako, o tu pažįsti Pumbą? Ir sako, ne. Sako, paskui man pasako, sako, reikėjo pamatyti jo veidą. Visą laiką suveikdavo, o čia neveikia. Reiškia, VIP teisės, reiks vėl nosim ar žemę, nes paprastai po klausimo ar pažįsti Pumbą būdavo perkeliamas į kitą darželį, kitam sąlygom. Aha, toliau? Ne, man kažkaip nežinau, aš niekada nieko nesakiau, kai sužinojau, tai kažkaip vėl Net turėdavo įtakas. Nesakyk, kad neturėdavo. Greičiausiai buvo, kai vienas buvo stovykloj, vienintelis daromas stovykloj, bet tada buvo faina. Pagerbtas tarp moterų. Jo. Tai ko gero pagarbintas. Nes akrobatikoje gal 90% moterų. Jos lankstesnės, ko gero. Jo. Darbštesnės. Jo. Ir 10% vyrų, ir tarp mažiukai buvo ir aš. O tada buvo faina. Tai jeigu gražiai pasakotai komunikacijos. Tikrai komunikacija. Išdykėlis. Ne, gerai atsiminimas čia. Kažkiek lyderystė, nes labai daug buvo vaikų ir labai treneriai pavargdavo. Tai tekdavo su vaikais. Padėti. Daug Puikiai. vyresnis. Čia jau pliusai į mūsų taupyklę audriau. Dar. Aš galvoju, aš negaliu prisiminti jokios kitos stovyklos. Aš tikrai žinau, kad aš buvau. Bet turbūt nelabai geras, arba kažkaip neprisimenu žodžiu. Aš ką norėjau pasakyti, reiškia, tai nebuvo ta vieta, kuri paliko prisiminimus, sukėlė emocijas ir tuo labiau suteikė naujų, išmokė kažkokių tai įgūdžių ir naujų kompetencijų davė. Tai iš tiesų, žinok, mes jau turbūt ir artėjam iki savo pabaigos tos laidos. Žiauriai geras pokalbis, nerealus ir manau, kad Audriau mes tikrai ieškosime svečių ir ką noriu pasakyti, tai per vasarą mes aišku rečiau savo išleisime tas tinklalaidės, rečiau jas nufilmuosime, todėl kad... Ir jūs vasarą važinėsit po savo Maljorkas ir Italijas ir Graikijas ir taip toliau, taip kad rudenį bus apie ką pasikalbėti. Tikrai, o per vasarą bent jau dar 2-3 laidas mes tikrai jums garantuojame, o nuo rudens, tai mūsų planuose svečiai,
pokalbiai tiek su stovyklautojais, tiek su tėvais, tiek su kitais žmonėmis, kurie organizuoja stovyklas. O šiandieną buvo labai geras pirmasis pasibandymas toks. Nikita, patirtis tavo yra super ir mes su Audriumi turėsime apie ką galvoti. Aš jau galvoju. Mėly žiūrovai, kadangi rodom tai žiūrovai, ne tik klausytojai, jeigu turit ką papasakot, galvojat, kad mes turim ką išgirsti, turi išgirsti klausytojai, kreipkitės, susisieksim, paplėtėsim. Vienareikšmiškai. Smagios vasaros, turiningos ir naujų patirčių ir įgūdžių. Tiesa?